Tai sveiki visi, sveikinuosi servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse ir šį kartą stoviu greta Jeep Grand Cherokee automobilio. Naujausias modelis, 23 metai, 3,6, Pentastaras, long versija, orinė pakaba, Summit komplektacija, gražus, dailus, masyvus, salonas tikrai labai fainas, prabangus pakankamai, tai be abejonės prie viso tokio automobilio, prabangaus salono norisi ir visų darbų tvarkingai atliktų, tame tarpe be abejonės ir dujinės įrangos. Tai klientas atvyko iš kito miesto, kaip ir dauguma iš tikrųjų klientų pas mus, tam, kad būtų sumontuota premium klasės įranga ir tie darbai taipogi būtų atlikti pagal premium kokybės standartus. Tai trumpai apie juos pabandysiu papasakot. 3,6 Pentastaras nuo 23-21 pabaigoje gal keitėsi jisai iš tikrųjų, tai 23 metų jis tam tikrų iššūkių turi, jeigu jau 3,6 Pentastaras nuo 2016 metų turi iššūkių, šitas turi dar daugiau iššūkių, tai tikrai dėja, bet jau teko jų matyti ne vieną prastai sumontuotą, nevažiuojantį ir tos problemos yra pakankamai mums žinomos. Tikrai ne bet kam, kaip aš sakau, ne bet kam imtis, nes juo labiau ir uždegus check engine šitam automobilį reikia RSGV protokolo tam, kad tas klaidas pasižiūrėti, ištrinti ir galų gale kuro slėgį pasižiūrėti ir jo emuliaciją pasižiūrėti, taip kad jeigu meistrai kai kurie nežino, kas tai yra, tai tikrai nereikėtų kišt nagų prie tokių automobilių, ypač dujinių įrangų. Tai labai trumpai grįžtant prie to, kas ir kaip sumontuota, tai pats valdymo blokas yra maždaug sumontuotas štai šitoje vietoje. Landirenzo Evo OBD sumontuotas, greta valdymo bloko turim sumontuotą ir programuojamą kuro slėgio emuliatorių, varžų blokelį, rėlę, visus gėrius, visus valdymo blokelius mes ten esam palikę, sudėję juos taip tvarkingai, kad jų čia neapsemtų, neapibėgtų, jie tvarkingai su laikikliais ne kažkur numesti, viskas taip kaip numatyta ir kaip turi būti padaryta. Dujų reduktorius yra sumontuotas štai šitoje vietoje, truputėlį žemiau, variklio skyriuje tikrai vietos nėra daug, tai yra pakankamai nemažai iššūkių, kurias reikia įveikti, tai reduktoriaus be abejonės montavimas yra vienas iš jų, tai yra sumontuotas Landirenzo Li10 Turbo Oversize, našiausias ir galingiausias reduktorius, kurį mes montuojam prie 6 cilindrų sistemos. Atskirai nuo dujų reduktorių sumontuotas štai čia OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, dujinės fazės filtras štai čia, liečiu aš jį praktiškai iš karto atranka, tam, kad būtų patogu prieit, aptarnaut. Netgi diagnostinę jungtį esam prasilginę tam čia, kad nereikėtų ten nieko ardyti, nuiminėti, kas kartą norint prisijungti prie valdymo bloko. Žinoma, dujinės įrangos saugiklis ir dujiniai purkštukai pasislėpę truputį ir giliau sumontuoti Reilo G7 Dakota. Tai va toks komplektas maksimalus yra geriausias, ką mes galim šią dienai pasiūlyti, sumontuoti klientam, kurie, kaip minėjau, ieško išskirtinės kokybės ir tokios estetikos. Kaip matot, ir variklio skyrius švarus, gražus, blizga, gerokai švaresnis neatvyko, tai mūsų nuomonė be abejonės kiekvieną kartą po kiekvieno dujinės įrangos montavimo variklis turėtų atrodyti taip. Neturėtų būti čia nei laidų galiukų besivoliojančių, nei užtrauktukų plasmasinių, nei izoliacijos, nei dar kažkokių tai velnių primėtyta, pritaškyta, pripurvinta ir taip toliau ir panašiai. Aušinimo skysčio papildyta, netgi langų skysčio pripylėm iki pat maksimo, tam, kad viskas būtų taip, kaip turi būti, sakykime, ar ne. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam štai čia, šitoje vietoje, apvalus, gražus su įleidimu mygtukas, tikrai puikus variantas. Kaip matot, salonas labai gražus, tvarkingas, šviesios odos, tikrai pakankamai prabangiai atrodantis. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, kadangi nėra nei benzino užpilimo kamščio, tai dujinio kamštelio to galima irgi nedėti, bet jis, kadangi čia telpa dėl estetikos dėjom, bet tai yra vėlgi nerūdyjančio plieno varžtai, tam, kad nekiltų problemų nei dabar, nei ateityje, kad niekas nekoroduotų ir viskas būtų tvarkingai, gražiai užsidaro ir pasislėpia. Na, kaip matot, automobilis visiškai baltas, netgi bamperio apatinė dalis yra balta, tai kliento buvo pagidavimas ir noras turėti tokį dujų balioną, kuris čia visiškai nesimatytų ir nebūtų jo matomas nei iš toliau, nei iš arčiau. Tai čia yra sumontuota 63 litrų balionas, jo čia visiškai nesimato, bet aš be abejonės padarysiu nuotrauką lauke dienos šviesoj iš apačios, bet šiaip nei stovint šalia, nei iš toli jisai visiškai nesimato, nėra nei kiek daugiau išlindęs, negu prieš tai buvo atsarginis ratas sumontuotas. Taip, kad pakankamai tikrai geras variantas. Na, vėlgi reikia nepamiršti, kad balionas yra lauke, apačioje, tai labai didelis jisai vis tiek turi ir tam tikrą
svorio faktorių, kuris tenka, jeigu pats balionas, sakykime, koks kaip pavyzdys 90 litrų sveria 35 kg ir jį pilsim 80 litrų, tai jau mes turim 70-75 kg žmogų sėdinti bagažinėje visada. Tai reikia ir tą įsivertinti, nes ir automobilio kampas keičiasi ir didesnė apkrova visą laiką galų yra. Taip kad tikrai tie fanai, kurie labai nori visą laiką didelių balionų, tai šitą irgi turėtų omenyje ir įsivertinti. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo sistemos montavimą mūsų servise 007 į Jeep Grand Cherokee 23 metų 365 starą. Jei kažką panašaus vairuot, planuojate įsigyti ir ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, juo labiau, kad atiduodam šitą klientui automobilį rytoj ir paskui atvyksta dar vienas toksai pat longas, taipogi, kur labai panašus ir tarp kitko spalva irgi minėjo telefonu, kad yra baltas, tai kažkas turbūt panašaus. Tai va, tai tam kartu tiek, kam įdomu, susisiekit, mielai padėsim.